Ir vėl pirmadienis, ir vėl nauja pamoka. Šiandien šnekėsime apie funkcijas, kaip ir lygusias 2 dienas, tai yra trečiadienį ir penktadienį. Na, esmė tame, kad visą šią savaitę šnekėsime apie funkcijas, jas pasigilinsime, nes C++ yra funkcijų programa, todėl mes turime funkcijas mokėti ir suprasti, kas tai per velnias. Taigi, judame į pirmą iš tų 3 pamokų ir bandome suprasti, kas per velnias ta funkcija. Taigi, prieš jūsų akis yra funkcija int main. Kitaip sakant, mūsų pati pagrindinė funkcija, kaip jau ir minėjau vienose iš pirmų pamokų, be kurios mūsų C++ kodas neveiktų tiesiog. Bet jeigu mes norime susikurti kitą funkciją, kur jin turėtų būti? Ar jin turėtų būti, sakykime, čia viduje, ar jin turėtų būti išorėje, ar kaip? Esmė tame, kad šiandien mes iššoksime iš šitų rėmelių, kuriuose visą laiką dirbam, ir susikursime funkciją šiek tiek toliau, būtent čia. Kaip dabar kūrėme funkciją? Na, aš jau minėjau, susipažindamas su sintakse C++, bet vėlgi paminėsiu, pirmiausia, reikia nusistatyti tipą, kokio tipo bus funkcija. Na, kaip matote, jeigu mes kūrėme int, kaip pavyzdžiui int, tokiu atveju funkcija mums kažką būtinai atvaizduos, tai, sakykime, apskaičiuos kažką ir panašiai ir galiausiai rezultatą mums išmes ekraną. Bet yra funkcijų, kurios tiesiog atliks visą veiksmą, ką jos turi atlikti, ar ten kažką suskaičiuos ar panašiai, bet mums nieko neparodys ir jos tiesiog laikys visą atsakymą savyje. Būtent noriu pašnekėti apie šitokią funkciją šiandien ir kaip ta funkcija dabar atrodys. Na, pirmiausia, aišku, reikia pasirišti jos tipą, o jos tipas bus dar jums nematytas, jisai vadinasi void. Būtent štai taip. Void funkcija ir dabar mums reikėtų rašyti funkcijos pavadinimą. Taigi, čia galite rašyti belenką, tai aš įrašysiu, sakykime, kava ar ne. Žinoma, mums reikia 2 skliaustelių šalia. Tie skliausteliai reiškia kažkokius tai parametrus. Na, apie visą tai mes šnekėsime tolimesnėse pamokose. Ir aišku, mums reikia pasidaryti vietą, kur mes dirbsime. Tai yra funkcijos kūnas, function body, kitaip sakant. Ir čia jau kažką mes turime daryti. Taigi, pasidarykime paprastą dalyką, kurį mes jau seniai mokame. Tiesiog pasirašykime sjautą ir tarkim tokį tekstą, kad mums jį atvaizduotų. Na ir kaip dabar viskas turėtų atrodyti. Mes turime funkciją kava, kuri turėtų išspausdinti mums ant ekrano šitą eilutę, bet mes neturime nei returno, nieko. Tai yra, mūsų funkcija turi būtent atspausdinti kažką, bet jinai nieko nedarys, nes, na, jin tiesiog uždaryta yra. Ta prasme, jinai yra funkcija, uždara funkcija, galima ir tai pavadinti, ir tiesiog jinai kažką ten turi, bet jin nieko nedarys, tol, kol mes jos neišjudinsime. Ir dabar kaip turėtų tai atrodyti, kaip mes turėtumėm ją iškviesti. Mums reikia tiesiog jos pavadinimo, ne kaca, o kava. Štai taip, mums reikia tiesiog jos pavadinimo su parametrais, jeigu yra kažkokie įrašyti parametrai. Bet kadangi dabar nieko nėra, tai tiesiog tušti skliausteliai. Ir jeigu mes bandysime pasileisti mūsų funkciją, mums meta erorą. Kodėl taip yra? Na, viską aš tai parašiau labai gerai, bet vis tiek yra eroras. Čia į žaidimą įsitraukia eiliškumas. Vėl ta C++ nesąmonė, kuri, manau, ir man, ir jums pakiškoja ne vieną ir ne 2 kartus. Dabar kaip viskas yra? Na, C++ yra labai tiesmukiška programa, sakyčiau, kuri tiesiog viską iš eilės daro. Ir dabar kaip tai atrodytų? Gerai, pasileidžia programa ir jinai galvoja, turim šitą eilutę, ok, atliekam, turim šitą eilutę, ok, atliekam, o, turim naują funkciją, ok, bandom atlikti, bet manęs prašo neįvesti, o suaktyvuoti funkciją kava. Bet tai palaukit, aš jos niekur nematau, tai kaip aš ją galiu aktyvuoti, jeigu jos nėra? O jinai, matot, yra toliau. Ir kadangi jinai yra toliau, mūsų C++ jos neranda, nes jį nustringate šitą vietą, tai šitą funkciją. Ir viskas prasideda. Tada prasideda erorai. Kad to išvengti, mums reikia mūsų funkciją susikurti prieš.
Jeigu mes susikursime funkciją prieš, tada į viskas turėtų veikti, nes vėlgi pasileidžia mūsų programa, šitą eilutę, šitą eilutę, o, turiu funkciją, kava, kava funkcija, jin turėtų tą padaryti, bet kadangi tai yra uždara funkcija, aš nieko nedarysiu. Gerai, einu toliau, mūsų pagrindinė funkcija, kava, kava, taip, ašgi turiu kavą funkciją, taigi galim iškviesti kavą funkciją. Na ir bandom pažiūrėti, ar mūsų kava funkcija veikia ir, kaip matote, yra užrašas, aš labai myliu kavą, taigi eiliškumas mūsų C++ yra žudbūtinis, nes jeigu matote, jeigu biški kažką neišėlės padarėme, iš karto funkcija meta errorą, ne funkcija, o mūsų C++ kalba. Aš vis dar turiu slogą, atsiprašau. Ir, kaip matote, nieks nepavyksta. Taigi visas funkcijas reikia sukurti prieš mainą. Arba, kitaip sakant, prieš kažką panaudojant reikia sukurti jį būtent, ką mes naudosime. Tai yra, reikia turėti, kitaip sakant, reikia turėti pinigus, kad juos galėtumėm leisti. Nes jeigu mes norim išleisti pinigus, o juos gausim tik tais vėliau, kaip buvo prieš tai, šitaip. Tai, sakykime, mes norim nusipirkti kavos, bet mūsų pinigai yra, tarsi mes pinigus gausim vėliau. Taigi, kaip mes nusipirksim kavą, jeigu mes dabar neturim pinigų? Na, toks kaip pavyzdys. Bet yra dar vienas variantas. Mums nebūtinai visas funkcijas reikia susikurti prieš main funkciją arba prieš funkciją, kuri panaudos tą funkciją, kurią mes kūrime. Na, žodžiu, čia labai sunku paaiškinti, bet manau, jūs suprantat. Taigi, kartais užtenka tiesiog funkcijos pavadinimą perkelti į viršų. Kitaip sakant, galima susikurti funkcijų kiek norime, daug, bet visas jas sukelti į viršų prieš tą funkciją, kuri jas aktyvuos. Tai yra ne visą funkciją, o funkcijos pavadinimą. Na ir pagal viską dabar vėl viskas turėtų pas mane veikti ir kaip matote, aš labai myliu kavą. Taigi, kaip dabar programa reaguoja? Ji paleidžia, vieną eilutę supratau, antrą eilutę supratau. Aha, čia yra kažkur pas mane toliau funkcija kava. Gerai, turėsiu omeny, kad kažkur yra kava. Taip, o pagrindinė funkcija, mums reikia tą kavą iškvies. Palaukit, aš prisimenu, kad man pasufleravo, kad yra kažkur pas mane kava. Gerai, aš ieškau per visą savo programos kodą ir aš atrandu būtent tą funkciją kava. Tu nori spausdinti, gerai, grįžtu vėl į mano pagrindinę funkciją ir tada atlieku būtent tą kavos funkcijos iššaukimą. Aš nežinau, kaip čia, ar sufleris, sakyčiau, ar funkcijos prototipas, na, čia įvairiai galima vadinti, bet man atrodo teisingai yra funkcijos prototipas, šitas dalykas vadinamas. Bet aš sufleriu vadinu, man kažkaip atrodo natūraliau. Taigi, esmė tame, kad prieš kažką panaudojant mums reikia susikurti. Na, kaip su tais pinigais buvo, ne? Lygiai taip pat. Ateini kažką pirkti, ar ne? Vat kavos nori nusipirkti ir tu pasakai, aš turiu tos pinigus, tik tais ne su savim, o mašiną. Jūs man padarykit kavą, o aš nubėgsiu per tą laiką į mašiną, pasimsiu pinigus ir grįšiu ir pasimsiu kavą. Na, kažkas tokio. Esmė tame, kad yra du būdai. Arba visą funkciją rašyti prieš tą funkciją, kuri panaudos, arba rašyti tiesiog pavadinimą. Na, aš tikiuosi, jūs suprantat, nes čia nerandu iš tikrųjų lietuviškų žodžių, kurie paaiškintų dar geriau, bet esmė tame, kad reikia iš pradžių susikurti kažką, o tik tada naudoti. Jeigu mes iš pradžių norėsim kažką panaudoti, o tik tada susikursime tą, ką norėsim panaudoti, nieks neveiks. Taigi, tikiuosi supratot, ką aš norėjau pasakyti ir labai atsiprašau, jeigu neaiškiai šneku. O dabar leidžiu jums pamastyti apie visą šitą reikalą ir susitiksim trečiadienį. Visą.